Sveiki, šiandien pristatom naują John Dog suaugusių kačių konservus su tunu ir vištiena. Sudėti yra 37% sultinio, 30% vištienos ir 30%. Pats šeimininkas nusprendė, kad reikia pirmą pačiam išragauti tos konservus prieš duodant katinukam. Liktai skonis geras nuėjo, bet taigi nesuvalgyk, nebus kačiukam. Toks maistas brangus, o jis valgo vienas. Pradėjom naują konservų, kaip minėjau, tuną su vištiena. Dabar pasikviečiam katytę, kad paragautų, išbandytų naujo skonio konservus. Žinokit, aš atsiprašau, bet prieš tai ir šeimininkas išbandė, labai patiko, sako, kaip skanu. Prie skonio aštrumo nėra, sakė, taip jau čia skanu, kad norėtųsi pačiam pavalgyti. Barkarolą valgo, įdėjom pirmą indelį, mielai valgo ir tuną, ir vištytę, skanauja, naują šiandien konservą ir matosi, kad jai patinka, nes indas palaipsniui mažėja. Tiesiog paprasčiausia išmokėm ją valgyti taip inteligentiškai. Aną kartą tai taip valgė, o žmonės komentuoja, kad mes ją visą savaitę laikėm badu. Tai dabar šį kartą sakom, tu truputėlį būk kaip princesė. Valgyk lėtai, palengva. Taip ir patiko, tikrai patiko tunas su vištiena. Ir mūsų barkarolą baigė indelį. Reiškia, konservai tikrai aukštos kokybės. Ir žinot, o kasgi čia atbėga? Oi, mažutį, ne. Tu per mažas šitiem konservam. Tau yra kytena konservai. Mažutis.